Šitas iš 4 kampų jaučiais norės. Transition puolimas, kaip ir runningas. Kaip visada labai platus tas asistento darbas, tai jis apima ir darbą tiek treniruočių metu, tiek ir už aikštelės ribų, kas pagrindė tą visą mūsų laiką kaip ir suryja, bet viskas vardan to gero pasiruošimo. Tai skirstomės, esam 3 asistentai, kurie skirstomės vis kitas komandas, už kurias esam atsakingi. Tai šiandien man papuolė šitas malonumas, tai realiai 3-4 dienos tokios non-stop yra pasiruošimo. Paruošti, žodžiu, visą įmanomą informaciją surinkti apie varžovus. Reikia žaisti tos kelias istorijas skrynų. Pirmiausia, aišku, jeigu būni po savo rungtynių, tai reikia išanalizuoti savo klaidas. Daugiau mažiau žiūri, ką varžovas daro, kad kažkas tai galbūt yra to paties ir tą dar labiau reikia užakcentuoti. Ir visas kitas tai pasiruošimas varžovui, tai nuo video analizės, nuo visų popierių paruošimo, ta prasme, visų scouting reportų ir taip toliau, iki pat rungtynių. Bet tai čia turbūt kiekvienam klube, gal tik tais niuansai skiriasi, bet šiaip principas išlieka beveik visur tas pats. Priešininką, kai darai, tai vis tiek tai yra platesnė analizė, nes reikia ir daugiau rungtynių peržiūrėti, reikia ir dar kažkokią surinkti informaciją, pateikti tų pavydalų, kaip ir galbūt dabar mes jau tų nespausdinam lapų, bet vis tiek tai yra informacija, kuri serveriuose, ar tai PDF formato, kuri turi pasiekti žaidėjus. Tai faktas, kad pasiruoš priešininkų užtrunka žymiai ilgiau. Matai, kas te meditus vakar jau tą trefkę darydamas, iškart savo susimečiau tokius, kur... Ne, tai iš karto susižymė, tik pat tos fotokas. Man tai norėtųsi, kad mes čia iš karto ant to, žinai, kad iš ispaniško pasas į Envision yra, kad mes čia iš karto žiūrėtume. Bet tu nori, kad čia eitų off the catch, kad vaidelis turėtų driblingą. Tai kampas blogas. Tai pagrindinė, kaip sakau, tai yra konceptai turbūt. Svarbiausia tiek puolime, tiek gynyboje. Aišku, varžovų žiūrint gynybą aktualu atsižvelgti tai, kaip tu atakuoji ir kaip nubausti tą jų gynybą. Jų puolimą žiūrint vėlgi svarbiausia susirinkti informaciją, su kokiom idėjom jie atakuoja ir bandyti tai sustabdyti. Ir aišku, trečias dalykas tai yra žaidėjai. Individualios tos žaidėjų savybės, ką mėgsta, ko nemėgsta, kaip nori atakuoti, kaip nemėgsta atakuoti. Ir bandyti susirinkti tą informaciją. Tai kaip sakyti, viską padaryti taip, kad žaisti su jų silpnybėm ir su savo stiprybėm, ko įmanoma labiau. Čia mūsų gynyba. Tagas. Žinau, čia taip turim su to kamuoliu ir šiaip čia geras. Ja, dar žiūrėk, ant tikso įsirotavom. Grėsmės yra tokios, kad dar kol kas jie nedaug tų rungtynių kaip komanda visi turėjo kartu. Nes tai vienas rungtynės tai vieni praleisdavo žaidėjai, kitas rungtynės kiti praleisdavo. Tai dar iš tikrųjų grėsmė ta, kad tu net nežinai, kaip ta komanda gali atrodyti kartu kaip komanda. Aišku, beprotiškai daug talento, individualaus talento. Tiek perimetre, tiek tarp didelių. Tai aišku, visai kitokio stiliaus komanda, negu turėjom prieš tai dvi, tiek Lietkabelį, tiek Bakčiai Šechyrą, kurio žaisdavo su to labai gerų išpildymų. Šita komanda gal tos akcentus ant to deda mažiau, bet vėl tai yra individualus talentas, kur, kaip sakyt, bet kurio rungtynių metu gali 1-2 žaidėjai tiesiog pasiimti ant savęs ir nulaužti rungtynės. Tiesiog fokusas ant tų, kaip ir minėjau, individualių savybių ir koncentracijos visa, kaip sakyt, kad tos stokos netrūktų jos. Viską žinom, dabar liko nukirst priešą tik tais ir viskas. Gerai, gerai. Kaip sako, ant manęs šitos ant manęs.